Sveiki, mielieji. Ką tik tai visiškai neseniai pasibaigė antrasis mokytojos Nato Antonijo webinaras. Nerealus. Apie finansus socialiniuose tinkluose. Kaip susikurti finansus per socialinius tinklus. Tam, kad ne tik tai mes sėdėtume ir skrolintume, o kad patys dėtume į socialinę erdvę medžiagą, dalintumėmės savo žiniomis. Tikrai kiekvienas turite kažką ypatingo ir kuo galite pasidalinti. Kas man buvo naujo šios dienos webinare, tai stories. Storytelling tai istorijų pasakojimas, kaip sukurti istoriją, pasaką, kad būtų žmonėms, klientams įdomu klausyti, kad būtų jums įdomu klausytis, stebėti ir sekti mane. Dar vienas momentas, kaip mes norime turėti klientų, kurie apie mus pasakotų apie mūsų paslaugą, ar tai mes esam manikiuristės, ar tai mes esam, sakykime, kirpėjos, masažistės, gal mes mokam ir kažką turim tokio, arba slaugom, turim puikių įgūdžių slaugai, įvairiems būdams, gal jūs galite vedžioti vaikus į mokyklą, pasimti iš mokyklos. Kaip apie jūs žmonės pasakos, jeigu jūs nepasakojate, kur jūs perkate produktus, pavyzdžiui, iš kokių turgui žmonių perkate, jų nereklamuojat. Mes tikrai, aš net nesusimąsčiau, kad pareklamuoti Lidlą, kuriame šiandien nusipirkau salierus po 99 centus, man net į galvą neatėjo, nes atrodytų, jie taip patys save reklamuoja, taip? Arba Maksimą reklamuoti. Man čia buvo toks, galvoj, perversmas. Toliau, dar buvo labai įdomu tai, kad kas dabar žmonėm įdomu, tai yra stebėti, kuo jūs užsiemat, ką jūs darot. Pavyzdžiui, 20-30% jūsų kontento arba jūsų dedamų įrašų medžiagos, tai kuo jūs dalinatės, tai gali būti specialiai nufilmuota medžiaga, paruošta medžiaga, o visa kita tai dedam tai, kuo mes užsiemam. Sėdim mezgam, sakykime, jeigu pagal užsakymus, arba sėdim siūnam irgi pagal užsakymą. Nes žinau, kad yra žmonių, kurie tikrai siūna ir labai gerai siūna, ir tai yra papildomos pajamos, bet kaip apie jūs sužino žmonės, jeigu jūs tuo nesidalinate? Tai būtinai, tikrai dalinkitės, dėkite. Iš tikrųjų, jeigu jūs norite daugiau sužinoti paslapčių, tokių įdomių dalykų, būtinai stebėkite, mes tikrai dedam kvietimus į mokytojos Nato Antonijo webinarus, ir tai tik nuostabus patarimai yra labai praktiški iš gyvenimo, nes Nato Antonijo daugiau kaip 15 metų tuo užsiema socialinėje erdvėje ir taip susikūrė savo finansus. Ir jinai mums pasiruošusi padėti, ir tikrai vyksta virsmas galvoje, bet aišku, neužtenka vien tik tai paklausyti, bet reikia eiti ir daryti. Tai dabar bus ateityje, mes laukiam, kada bus kita paskaita apie reality show. Atsimenat, pas mus irgi kažkoks vyko prieš daug metų reality show, o žmonėm tai patinka sekti, stebėti. Tai pasirenkam kažkokią temą, darom reality show ir turim puikius rezultatus. Sekite informaciją, dalinkitės vieni su kitais, kad gal jūs žinot, kam ta medžiaga būtų ir informacija naudinga, jungkitės kartu į mokymus ir uždirbkim pinigus socialinėje erdvėje. Kodėl kiti gali, o jūs ne?